Pirmoji atgimstančios žemės karta. Daug žmonių šiandien jaučiasi labai patogiai matricoje. Matrica tai valdžios sukurta santykių sistema. Jie be jokių prieštaravimų sutiks, kad jiems po oda būtų implantuotas čipas. Na ir kas čia tokio, sako jie. Juk tada mums nereikės nešioti su savimi kreditinės kortelės. Tiesiog jį bus po oda. Tokie žmonės tiki oficialia valdžios pateikiamų įvykių versija. Klimato, emigracijos, viruso, karų, dirbtinio intelekto versijomis. Tai, ką jie sužino iš masinės žiniasklaidos, jiems yra gryniausia tiesa. Ir bet kas laikosi kitokios nuomonės, jiems yra sąmokslo teoretikas, arba dar blogiau, nacistas, fašistas. Ar galima išsaugoti pasaulį ir žmoniją nuo žūties? Galima, bet tikrai ne su tokiais žmonėmis. Žmonės, kurie nebijo rodyti savo veido per demonstracijas, kurie kelia politinius klausimus ir reikalavimus, būtent tokie žmonės gali užkirsti ir iš tiesų užkirs kelią katastrofai. Mes žinome, kad viskas, kas šiandien pateikiama kaip progresas, pačiu tiesiausiu keliu veda į totalitarinį žmonių sekimo režimą. Mes stebime, kaip naujasis fašizmas braunasi pasidabinės demokratijos formomis ir tik nuo mūsų priklauso, ar atsilaikysime šioje kovoje ir ar laimėsime šiuos debatus. Mūsų vaikams ir anūkams tai dar svarbiau negu mums. Laisvė artėja. Tamsaus, ribojančio ir varžančio pasaulio dienos suskaičiuotos. Laisvė vis platesnius rautų plūsta pro sistemos plyšius. Niekas iš to, kas buvo sumanyta niūriai žmonijos ateičiai, netruks ilgai. Viskas praeis, ištirps, išsisklaidys, kaip ryto rūkas tekančios saulės šviesoje. Be jokios abejonės, jūs paskutinioji dabartinė žmonijos karta. Ir kartu esate pirmoji naujosios žmonijos karta, nes daugelis jūsų sulauks naujojo amžiaus pradžios dar šiame gyvenime. Dabar vyksta tokie dalykai, kurie verčia stabtelėti, skatina naujų minčių atsiradimą, formuoja naują elgseną. Iki šiol jums pažįstama matrica trukinėja, eižėja visuose sistemos lygmenyse. Tai reiškia, kad dalykai, kurie anksčiau buvo laikomi savaime suprantamais, nustoja funkcionavę. Ir gyvenimas, kad ir kaip stropiai jį planuotumėte, tampa nenuspėjamas. Žmonėms rodomas klaidinantis pasaulio vaizdas. Ir vis daugiau žmonių tai supranta ir mato. Jie su džiaugsmu ir palengvėjimu ima gręžtis į jūs, įsiklausyti į naujas idėjas. Jie atsiveria naujai realybei ir pradeda suvokti tai, ko lig šiol nesuprato. Jie taip pat atsibunda ir tampa ta žmonijos dalimi, kuri būtina globalioms permainoms, bet tik ne toms, kurias planuoja globalistai. Kaip tik dėl šio tikslo vyksta būtinos permainos. Viskas vyksta reikiamų metu. Tie, kurie savo sielos lygmenyje nusprendė žengti senąją laiko liniją ir toliau noriai vykdys sistemos instrukcijas ir reikalavimus. Net ir prasidėjus masiniam pabudimui, šie žmonės nepasuks iš senojo įprasto kelio. Visai kitokioje padėtyje yra žmonės, kurie pasiklydo matricos labirintuose, kuriuos pavergė sistemos negatyvas, nors jų asmenybės pamatą sudaro kūrybinis sielos planas. Šie žmonės pradeda girdėti ir suvokti nerimą keliančius signalus ir todėl ims atitinkamai veikti. Daugelis tokių žmonių pakeis savo gyvenimą 180 laipsnių. Patikėkite, kad ir jūs, ir jūsų vaikai bus išvaduoti iš šios matricos. Tas laikas artėja. Jis labai arti, nes jūs, paskutinioji šios žmonijos karta ir pirmoji
naujosios žemės karta. Tad laikykitės, pasitikėkite savimi, žinokite, kad viskas bus gerai. Kuo labiau veržiasi kilpa ant tamsos tarnų kaklo, tuo didesnis jų pasimetimas ir neviltis. Šiandien mes kartu su visa žmonija esame kritinėme istorijos taške. Štai kodėl taip svarbu šiandien mobilizuoti visą meilės energiją. Savo viduje išlaisvinti taikos ir meilės galias. Laikytis atokiai nuo dramų ir tragedijų, vykstančio aplink jūs kasdieną ir nuolat transliuojamų į jūsų sąmonę per masinės informacijos priemonės. Išlaikykite savo viduje taikos ir meilės atmosferą. Neleiskite išprovokuoti savęs. Nepasiduokite pagundai keršyti. Naujojoje žemėje ir naujų žmonių širdyse šių tamsių energijų jau nebeliks. Supraskite ir priimkite tos žmonės, kurie jūsų nesupranta. Mokykitės neutraliai žvelgti į tuos, kurie neigia jūsų pažiūras ir yra nusiteikę priešiškai. Į neapykantą atsakykite meilę ir tada viskas, kas buvo būtina padaryti šiame etape, bus padaryta. Tai jūsų egzaminas. Ir jūs jį išlaikysite, jei praktiškai panaudosite jums suteiktas žinias apie energijos prigimtį. Tai, ką sužinojote per kelis pastaruosius metus, prašosi įtvirtinama išoriniais veiksmais. Veikite lyg dievai, laisvi, suverenus ir mylintys.